Sveiki visi susirinkimo dalyviai ir YouTube klausytojai. Mano vardas Ilja ir aš esu alkoholikas. Ir jeigu niekas neprieštarauja, pravesiu šios dienos atvirą anoniminio alkoholiko susirinkimą. Atviro susirinkimo tikslas yra supažindinti visuomenę ir kenčiančius nuo alkoholizmo žmonės su AA veikla ir kaip mes veikstame. Kaip sako mūsų 12 tradicija, anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas. Todėl YouTube kanalui daromas tik garso įrašas be vaizdo ir įraše nėra minimos dalyvių pavardės. Taip pat prašau visų susirinkimo dalyvių neatskleisti kitų AA narių vardų ir pavardžių už šio susirinkimo ribų. Šiandien savo sveikimo patirtimi sutiko pasidalinti Jolita iš grupės Šviesa. Susirinkimas pas mus teminis ir šio susirinkimo tema yra atleidimas. Pasidalinimui bus skirta 30 minučių, o visas likęs laikas bus skirtas jūsų klausimams. Tai ačiū labai, Jolita, kad sutikot skirti dalį savo sekmadienio vakarą mums ir neužlaikau, perduodu žodį jums. Labas vakaras, esu alkoholikė Jolita. Taip, ačiū ir jums tikrai, nes man tai ruošimasis truputį irgi labai padėjo. Tai tema, kurią ruošiausi, buvo apie atleidimą, kaip aš su juo susidūriau eidama per programą ir ant kiek jisai man buvo reikalingas. Tai pačiame pirmame žingsnėje aš susidūriau prisipažindama, kad esu alkoholikė. Aš susitapatinau su savo tėvu alkoholiku. Ir tai buvo, kad aš pradėjau gerti. Priklausomybė, buvo turbūt anksčiau kitos priklausomybės, bet jau į tą alkoholizmą, tą bėgimą nuo alkoholio aš pradėjau 37 metų. Tapau jau priklausoma nuo jo. O iki to laiko kažkaip tai tas alkoholis buvo visokie pašiliojimai, aišku, tas poveikis toks malonus buvo ir euforijos ir viskas. Mano tėvas buvo alkoholikas ir aš visą gyvenimą ant jo pykau, kad jisai gadina mums gyvenimą. Jisai pragyveno iki 65 metų ir visą gyvenimą aš norėjau, kad jisai dingtų iš mūsų gyvenimo. Iš motinos, iš mano, nes tai buvo ir smurtautojas, ir despotas, ir viskas, kas priklauso alkoholikui, pas jį buvo. Ir mano vienintelis noras buvo, kad jis dingtų. Nesvarbu kaip. Aišku, šitas noras išsipildė tik tada, kai aš jau pati tapau alkoholikė. Jis numirė 65 metų, man buvo 43 metai. Tai vat. Aš niekaip negalėjau mesti gerti. Aš supratau, kad aš turiu problemų su alkoholiu, aš supratau, kad aš esu alkoholikė. Bet be atleidimo tėvui man Dievas nedavė tokio dalyko, kad aš mesčiau gerti, kad aš pradėčiau gydytis nedavė. Ir tai atsitiko labai taip įdomiai. Kai aš jau supratau, kad turiu didelės problemas, aš pasiryžau gulti į Minnesotą, bet prieš tai kažkaip tiesiog taip dieną, važiuojant iš darbo, mane apėmė toks gailestis tėvui. Aš supratau, kokią jis kančią patyrė, kaip jo visi nekentė. Ir kad jisai kentėjo dar daugiau negu aš. Ir tada tik aš pamačiau, kad jisai bandydavo mesti gerti. Bet jis neturėjo programos, mes neturėjom žinių. Mes niekom jo nepadėjom, mes tik jį smerkėm. Ir tiesiog ta neapykanta peraugo į gailestį, aš labai verkiau, aš verkiau, pasikūčiodama iki 12 nakties, paskui kitą dieną reikėjo darbą eiti. Tai ir tas atleidimas mane išlaisvino, iš tikrųjų, pirmas atleidimas tai buvo tėvui, pačiam nekimčiaviausiam žmogui mano gyvenime. Ir tada, kai aš atsigriau į Minnesotą, man atrodo, sekančią dieną man automatiškai dingo noras gerti. Įvyko stebuklas Minnesotoje staigiai.
Nuo pat pirmos dienos man dingo noras gerti. Man dar buvo baimė Minesotoje, kad aš išeisiu ir užgersiu. Bet ne, jisai taip ir nedingo. Ir iki šiol pas mane nėra noro gerti, bet yra kiti dalykai. Todėl man reikalinga šita programa ir todėl aš ją einu toliau. Tai va, dabar antrame žingsnyje ir trečiame irgi aš susidūriau su tokiu atleidimu Dievui. Kadangi aš visą gyvenimą, pas mane buvo Dievas, aš juo tikėjau, bet aš visą laiką sakydavau, už ką man taip? Kodėl man taip? Kodėl kiti turi? 6 metų atsimenu. Kodėl pas visus tėvai kaip tėvai, o pas mane va tokie? Kodėl vat mama nesiskiria? Kodėl vat taip vat? Kodėl vat taip vat? Ir vat iki to gerimo taip ir buvo. O kai pradėjau gerti, tai aš iš vis tenais jau buvau pats didžiausias nuskriaustas žmogus. Ir aišku, tą Dievą aš supratau kaip baudžiantį. Ir antrame žingsnyje, kad įsitikinome, kad mums gali tik galingesnė jėga, tai čia buvo tas dalykas, kad kreipčiausi tos pagalbos pas žmonės, nesvarbu, jie ten, ar žmogus atėjęs. Bet trečiame žingsnyje, kad aš galiu tik globos prašyti pas Dievą, kad jisai man leistų negerti, kad net sunku kalbėti, kaip čia taip dabar. Nesusiliečiau, atsiprašau, iš to susijaudinimo. Oi, klausykit, labai tikrai jaudinausi. Tai va, nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimo Dievas, kaip mes jį suprantame globai, net užmiršau, kaip žingsnis skamba. Vienu žodžiu, tame žingsnyje, kad aš patikėčiau savo gyvenimą Dievui ir jo globai, man reikėjo vis dėlto patikėti, kad tas Dievas yra mylintis. Ir kad aš atsiduočiau kažkam tai man irgi reikėjo tą atleidimo. Kad aš turiu suprasti Dievą, kad jisai mane myli, kad jisai man visus tuos išbandymus darė, tą alkoholizmą privedė iki dugno, tam, kad aš jau nutraukčiau tą alkoholizmo grandinę mūsų šeimoje, kad aš pradėčiau dvasiškai sveikti, nes mes visi buvom priklausomi. Mano sesuo neprasigėrė, mano mama irgi neprasigėrė, bet jie tapo ko priklausomi. Tai va, ir aš tada supratau tą Dievo planą, kad vis dėlto per mane viskas tai yra. Kad ne veltui man tie išbandymai duoti šioje žemėje. Kad tam yra viskas. Tad tiesiog jisai, aš dariau blogus darbus, aš buvau egoistė. Ir jisai kaip mylintis va tėvas, ne tas mano tėvas, kuris baudė bet kada, bet kur, nesvarbu už ką, tai kad pas jį tokia nuotaika ir nori prisikabinti, bet jisai visiškai kitoks tas Dievas. Tas Dievas yra mylintis, jisai tiesiog griežtai, jisai su manimgi neteina ir man nepasako, tu daryk taip ir taip. Ne, jis man parodo, tu padarai tokį dalyką, tai tave išmesiu iš darbo, tu ten prisigėrei tau. Tai va tokie dalykai buvo. Su tuo trečiu ir ką čia aš dar norėjau apie tą antrą žingsnį papasakot. Rašiausi ir tiek. Vat, ir tikrai bijojau, kad kažko nepapasakos ir taip yra. 4 žingsnis sudarėme sąrašą, 5 žingsnis prisipažinome savo ir kitam. Aišku, visą tai irgi susijęs su Dievu. Ir paskui 8 žingsnis, ten irgi buvo tie visi mano, kad aš suprasčiau, ką aš nuskriaudžiau. Aš turėjau sudaryti sąrašą. Bet man tuo metu atrodė, kad aš Mane visi skriaudė.
visi aplinkui mane kalti. Motina kalta, aišku, apie tėvą jau aš papasakojau, motina kalta dėl to, kad jinai neįsiskyrė. Ir aš turėjau suprasti apie motiną, kad jinai neįsiskyrė, jinai elgėsi žmogiškai, jinai matė tą tėvą mylinti, jinai neturėjo kitos išeities, jinai iš paskutiniųjų mūsų auklėjo, ką galėjo, tą davė. Tai tas toksai suvokimas man irgi davė tą atleidimą. Dabar su motina tokie santykiai, kad jinai turi savo nuomonę, jinai kaip ir seno to kirpimo žmogus, labai daug perfekcionizmo. Aišku, jinai mane labai irgi, aš iš ką pikau ant motinos, tai kad jinai labai iš manęs daug reikalavo. Pas mane labai buvo geri mokymosi rodikliai, mane visur priėmė į darbus, mane neišmetė iš darbo už tai, kad aš tiesiog geriau, bet buvau gera darbuotoja. Bet buvo labai griežti reikalavimai. Aš jai visada buvau bloga. Man atrodė, kad jinai manęs nemyli, nes nieko nedarė dėl manęs, nei su tėvu neįsiskyrė ir reikalavimai. Tai kaip aš jai atleidau? Irgi darbas su programa ir darbas su savimi. Ir kažkokiu momentu man atėjo suprovokimas, kad jinai tai darė dėl manęs. Jinai mylėjo mane kaip mokėjo. Kad jinai taip moka mylėti, tai ją irgi išmokino jos tėvai. Matomai, iš jos irgi to pačio reikalavo, nes jinai labai save prisižiūrinti, labai ten, ką žmonės pasakys, ką visą taip ir labai galvojo apie tai. O pas mane buvo geri mokymosi rodikliai ir jinai tiesiog norėjo, kad aš dar geriau mokinčiausi, kad aš dar būčiau geresnė. Jinai turbūt dėjo kažkokias viltis, jinai spaudė per negaliu. O aš irgi kaip atleidausi taip, kad su manimi elgtųsi. Tai irgi, kai aš pasižiūrėjau į save, tai aš supratau, kad aš leidausi taip elgtis. Aš turėjau mamai pasakyti, aš netokia, man sunku. Aš negaliu. Aš tam tikrų metų aš ir perdegiau. Tai vat ir ant sesers irgi pikau kažkuriuo tai momentu, kad man atrodė, jinai susikūrė savo gyvenimą, o aš čia rūpinausi tik tai tėvų ir mama, o jinai tik savo šeima. Ir čia dar aš padėjau, tai irgi buvo toks nuoskauda, toks pyktis. Aišku, dabar su seserim viskas gerai, bet kaip aš ją atleidau. Irgi tas dalykas, kad aš leidausi taip, kad elgtųsi. Sesuo, nežinau, kažkodėl tai jinai protingesnė, nors jaunesnė už mane, bet jinai protingesnė, jinai suprato, kad jinai pati atsakinga už savo laimę. Jinai griežtai sakydavo, kas galima, kas negalima. Jos gyvenime, kiek galima kištis, kiek negalima. Tai jinai šito išmoko kažkuriuo metu. Aš šito neišmokau. Ir ta konkurencija buvo seserų, žinoma, jinai buvo mylimesnė sesuo, aš tokia. Man atrodo, aš tikrai buvau irgi mylima, bet man, kadangi manęs daugiau reikalavo, tai man atrodė, kad, kodėl tokia neteisybė, Ir aš nesupratau tos meilės, Tai vat. Ir kaip atėjo tas atleidimas tai seseriai? Meilė tiesiog. Aš prisimenu, kaip jinai rūpinosi manim, kai aš gulėjau psichiatriniai. Kaip aš gulėjau psichiatriniai. Ir iš tikrųjų, kai aš buvau priklausomybėj, sesuo labai manim rūpinosi, labai pergyveno. Ir dabar paskutinis buvo konfliktas dėl palikimo. Kažkodėl tai aš irgi pagalvojau, kad mane vėl atėjo tos baimės, senos nuoskaudos, kad mane nori apgauti, kad čia visą kitą.
Bet vis dėlto, dirbant su programa, dirbant su savim, aš supratau, kad ne, tai yra mano baimės, tai yra tiesiog mano baimės. Tai paskutinis, tas mano žalos atitaisimas buvo seseriai, kad aš atsisakiau tos palikimo dalies, vien dėl to, kad man jos nereikia. Ne iš principo, ne iš ambicijų kažkokių tai. O jinai turi šeimą, jinai turi dar kažką. Ir tai buvo mano toks kaip žalos atitaisimas, kadangi labai ant jos pykau, labai ignoravau, labai apkalbėjau, kaip sakoma, tyliai žudžiau, tai tiek. Ir paskui, aišku, kita lasda, man reikia, kita, kaip sakoma, du galai yra to atleidimo šitoj programai, bent jau aš ant savęs patyriau, kad man reikėjo man pačiai labiausia, aš skaičiau. Didžiausią žalą, didžiausią devintuką aš turėjau padaryti pati savo, nes aš visiems leidausi su savim taip elgtis. Aš buvau auka. Aš buvau auka. Ir karts nuo karto aš sprogdavau. Ir kai sprogdavau, būdavo didelis konfliktas. Darbe aš norėdavau, čia tas alkoholizmas, čia ta psichinė liga, to vertybių neturėjimas, nesuvokimas, nemokėjimas kaip gyventi, alkoholizmas tai yra iš tikrųjų taip viena iš pasiekmių, turbūt jau bet baisiausia tuo, kad aš galėjau numirti. Ir man duotas antras šansas tiesiog, negyventi taip, kaip gyvenau. Ir aš visame šitame buvau auka, kadangi buvau priklausoma nuo motinos, negalėjau jai pasipriešinti. Tai čia irgi kita medalio pusė, kad motina vis dėlto turėjo despotiškų tų savybių ir mane labai spaudė. Nežiūrėjo mano, kaip sakyti, poreikių, nes ir buvo daug darbo, ir tėvas, ir sesers šeima, visiems reikėjo padėti. Ir aš buvau tokia pagalba gyvenime. Ir mano poreikiai kaip ir nelabai egzistavo. Aš karts nuo karto sprogdavau, aišku, būdavo labai didelis konfliktas. Ir santykiai tai pablogėdavo. Ar aš galutinai savo atleidau? Ar aš galutinai savęs nekaltinu? Ar aš galutinai ant savęs nepykstu? Būna visko, būna tos savigailos. Tikrai būna. Ir kas man padeda? Kai aš lieku su savim, aišku, man padeda bendravimas su kitais sąnariais, kurie mane supranta, manęs tikrai nesupranta nepriklausomi žmonės. Ir netgi dabar prieš šitą susirinkimą kažkoks buvo susireikšminimas, kad aš kažko nepasakysiu, kad aš blogai pasakysiu, kad aš kažką tai ten padarysiu ne taip ir kažkas manęs paklausys ir irgi kažką ne taip padarys. Tai vienu žodžiu, to susireikšminimo daug. O paskui aš pagalvojau, pasitariau su vienu žmogum, parašiau, pagalvojau, sakau, bet ašgi žmogus, ašgi ne Dievas, aš tikrai klystu, aš tikrai klysiu. Kitaip man ir nereikėtų tos programos. Tikrai pas mane, aš esu alkoholikė. Ir ne ta prasme, kad tai tik žodis alkoholikas. Aš esu, jau kūnas mano kaip ir apsveikęs, bet psichinė, emocinė pusiausvyra, tos dvasinės vertybės. Visiškai nesenai aš supratau, kad aš esu gobši labai. Kad tas gobšumas irgi mane priveda prie nulio, prie suskilusios tos geldos, kaip toj pasakoj. Ir pradėjau paskutiniu metu melstis labai ir pasiprašiau dar globos. Dabar antrą kartą jau pasiprašiau globos, nes suprantu, kad trūksta. Taip išėjo, kad aš pirmą kartą su tą globą, tai irgi tai buvo, kad aš pasiprašiau globos pas moterį, jinai mane pravedė žingsniais
Nežinau, bet aš turbūt daug ko ten nesupratau. Ar aš net ir nesažininga buvau, aš jau dabar net ir neprisimenu. Bet jinai taip ir netapo man tą tikrąją globėją. Aš nepasirinkau jos. Paskui dar dirbau su pavieniais žmonėmis, stovyklose su žingsniais dirbdavau arba klausdavau pas kažką tai. Ir paskutiniu metu supratau, kad man reikia tos globėjos. Pastoviai. O kodėl aš jos nepasirinkau, nes jinai irgi praėjusi žingsniais turi globėją, bet aš tikrai pasižiūrėjau paskui jos gyvenimo ir aš supratau, kad jinai negali man būti autoritetas, aš negaliu klausti pas ją patarimo, aš negaliu jai atsiverti, nes tiesiog nepatinka, kaip jinai elgiasi. Tai ir todėl matomai ir nutrūko tas ryšys. Jo, o dabar Dievas yra ir pamatė, kad man blogai, tikrai kažkaip Dievo keliai nežinomi, aš atsidūriau šitoje grupėje prieš metus ir dabar pasiglobos pasiprašiau visiškai ne pasenbuvę, bet pas tą moterį, kuri visiškai nesenai praėjusi žingsniais, bet man antiek patinka jos blaivybė. Antiek patinka ir aš galvoju, aš noriu turėti šitą. Ir pradėjom tą darbą tokį pirmą. Žiūriu, visai ne taip mane mokino tada, visiškai aš ten, aišku, ten, aš ir pati save kaltinu, patomai pasirinkti. Tu iš tikrųjų, toks gyvenimas buvo, toks mano buvo kelias. Tuo metu dar nebuvo taip stipriai ta globa pas mus. Ir toj grupėje man nebuvo net pasirinkimo, ten buvo daugiau vyrų grupė, aš negalėjau pas vyrą prašytis globos. Toks mano gyvenimo kelias, mano tokia patirtis. Bet aš labai noriu, bet šita draugija vis dėlto man labai daug davė. Tai Yra viltis, kad nieks man nepadėjo. Yra viltis, kad jeigu aš ir toliau dirbsiu žingsniais, jeigu aš toliau kreipsiuosi pagalbos, jeigu aš bendrausiu, jeigu aš tarnausiu, tarnystės labai duoda daug. Man teigiamų dalykų. Netgi šitas susirinkimas, atrodo, atleidimas. Ir galvoju, ką aš pasakysiu? Atrodo, viską aš suprantu, bet ką aš pasakysiu? Ir aš turėjau perėti visus žingsnius pati su knyga, dar pasižiūrėti, kur aš tą atleidimą taikiau. Kurioje vietoje man reikėjo to atleidimo. Kad priimt kitą žmogų. Tai Jo, ir tas atleidimas, ant ko aš labiausiai pykstu, dar labiausiai nuskriaudžiu. Kažkaip taip yra. Ant tų visų savo artimiausių žmonių, kurie man tapo priešai, nes jie man padarė daugiausia skriaudos. Aš taip maniau. Tai ir pirmas tas mano žingsnis buvo, kaip pamilti tą priešą savo, kaip pamilti tą motiną, kuri su manim taip elgėsi. Šiaip paėmus taip metaforiškai, jinai man tapo priešu, jinai mane skriaudė. Kaip aš jai atleidau? Arba kaip aš tam tėvui atleidau, kuris mane visą gyvenimą skriaudė. Aš pradėjau jį suprasti. Aš pradėjau žiūrėti jo gyvenimą. Kaip jisai gyveno, kokie pasitėvai buvo. Kad jisai auklėtas lygiai taip pat, kaip jisai mane auklėjo. Tai mano motina irgi taip pat auklėta. Tiesiog buvo tada tokie laikai, buvo toks auklėjimas, buvo tokia kultūra. Ir jie man perdavė tai, ką perdavė. Perdavė tas vertybės, kad svarbiausia yra materialumas, kad svarbiausia yra pinigai, kad visi žmonės tave myli tik už pinigus ir dėl to, kad tu tai kaip atrodai. Ir visą tai man perdavė. Ir koks skirtumas. Bet jie irgi tai buvo auklėti. O man jie norėjo tikrai gero. Tai Ir pamilstu, dabar irgi būna tokių dalykų, kad mane kažkas erzina, mane visiškai nesenai užpykdė moteris sieną. Ir pasakyčiau, ir aptikė tenais ir išvadino visokiais žodžiais, ir gan artimai mes bendravom.
Nu ir kaip vat jai atleist, kaip ant jos nepyk, nu vat kaip su jas bendrau. Nu irgi pagalvojau, nu ne, matai, kad jinai tokia pati likimo mano draugė. Irgi mes abi dvi alkoholikės, lankom tą pačią grupę, susipykom lygioj vietoj. O kodėl? O todėl, kad abidvi tas pačias vertybės turim, abidvi taip pat mastom, abidvi esam ligoniai. Ir tiesiog pradėjau abidvi vėl bendrauti. Tai vat. Teisybė. Yra ta teisybė, kad norint atleisti, reikia pamilti priešą. Tai, o kaip jį pamilt, tik tai supras, kai supranti, kad jam taip pat skauda kaip ir man. Tai man ta patarlė man padėjo. Tai ir liko 2 minutės ir kažkaip pratempiau už tą pusvalandį. Tai ačiū, kad paklausėt, gal turėsit klausimų, galbūt dar kažką prisiminsiu. Ja. Ačiū labai, Jolita, už pasidalinimą. Turim laiko klausimams, tai prašom klauskite. Galite klausti Jolitos nebūtinai iš tos temos, kurie jinai dalinasi. Jeigu jums aktualus bet kuris klausimas susijęs su mūsų liga ar sveikimu, tai galite drąsiai klausti. Laukiu klausimų. Labas vakaras. Nu tai Lina, prašau. Nu gerai, tada labai ačiū. Labas vakaras, Lina, su ko priklausoma ir labai iš tikrųjų ačiū už pasidalinimą, nes, nu tikrai labai daug procentų girdėjau savęs. Norėjau paklausti, kuriuo momentu jūs pradėjote jausti meilę savo. Ar pradėjot suprasti, kad, sakykime, ar ta savivertė jūsų meilė savo jau jinai keičiasi ir jinai kitokia negu kad buvo anksčiau. Ačiū Jums labai. Ačiū už klausimą. Tai, kaip ir sakiau, yra tokie, pas mane buvo 2 etapai. Po pirmo praėjimo žingsnių ir po to, kai aš pradėjau sveikti fiziškai, aš svėriau 107 kg, aš numečiau tada iki 80, atrodo. Ir esmė tame, kad paskui dirbant su globėja, vaikščiojant į grupę ir matant savo pokyčius, aš pradėjau tikėti savimi. Ir pradėjau save mylėti. O vėliau kas atsitiko? Vėliau atsitiko tas, kad aš, kaip sakoma, užmigau ant laurų. Prasidėjo karantinas, aš nustojau lankytis susirinkimuose, zoomuose, tuose neprisijungdavau. Apleidau žingsnius, susiradau draugą. Tas draugas iš tikrųjų superinis draugas, rūpinosi manim. Viskas man ten buvo, kaip aš gyvenau kaip karalaitė, bet gobšumas mane padarė priklausomą nuo jo. Man pasidarė maža, ką jis man duoda, aš norėjau vis daugiau ir daugiau. Ir tada užsivirė tokia virtinė, grandinė užsivedė tokia, užsisuko. Kuo toliau, tuo labiau aš blaškiausi, aš neradau atsakymo, kas vyksta, aš nesupratau, kad aš darausi nuo jo priklausoma. Ir būdavo tai pykčiai, tai dar kažkas. Tai, vienu žodžiu, šitas dalykas mane, aš pradėjau jį mylėti labiau negu save. Aš pradėjau mylėti tą komfortą labiau negu save. Aš pradėjau mylėti viską, ką jis man duoda, labiau negu save, negu savo blaivybę, negu savo gerovę. Ir vėl grįžom pas mane senas mąstymas. Tai dabar aš vėl atsigaunu. Bet iš tikrųjų skaudžiai tas labai įvyko. Ir kažkur pasąmonėje aš supratau, kad aš darau kažką blogai. Bet pati aš iš to neišlindau. Pati aš iš to neišlindau, kol mes neįsiskyrėm.
Kai mes įsiskyrėm, aš kažkaip, man buvo labai skaudu, bet aš pradėjau lengviau kvėpuoti. O dabar aš vėl bandau save pamilti. Vėl iš naujo, tai čia jau antras kartas, kai aš bandau tai daryti ir vėl tada, kai aš pradėjau vėl save mylėti, aš nustojau jam rašinėti, aš nustojau jo ten kažkaip siekti. Ir aš pradėjau lengviau kvėpuoti ir matyti, kad tai ne meilė savo, tai tą priklausomybę nuo jo. O kas dabar mano ta meilė? Tai dabar, bet meilė savo. Aš dabar suprantu, kad aš myliu save, šiandien, šios dienos mano elgesys. Tai ryte pasivaikščiojimas, valandą laiko skirimas, meditacija kažkokia, tai saviugda, investicija į save, meilė savo. Tai pas mane dabar netgi 2 etapai, kai aš pradedu save mylėti iš naujo. Pirmas etapas mano to sveikimo buvo kaip ir atkritis, tik kad aš neužgėriau. Bet tas emocinis, tas priklausomybė žmogui atsirado. Ir tai buvo nedarbas su savim, ne investicija į save. O dabar aš vėl pradedu investuoti į save. Mokausi vėl mylėti save. Pirmoji vietoj aš, pirmoji vietoj mano blaivybė, pirmoji vietoj mano gerovė, savarankiškumas būtinai. Būtinai man dabar kas yra. Būtinai man reikalingas savarankiškumas. Pati aš sprendžiu. Jisai sprendė už mane visas problemas, jisai viską darė už mane. Man tai buvo kaifas. Kaip ir su alkoholiu. Tik tai buvo vyras. Tai aš antrą kartą lipau į tą pačią duobę. Pamoka, gyvenimo pamoka. Ir atleidimas savo. Padariau klaidą. Išlipau. Jeigu šitą klaidą galima ištaisyti, vadinasi, tai dar ne klaida. Tai tiek, ačiū. Ačiū labai Jums. Ačiū Lina už klausimą. Haroldas, prašom. Labas, Jolita. Labas. Sveiki. Smagu, kad daliniesi. Ir ačiū tau, norėjau pasteirauti, koks efektas to atleidimo santykiuose ir ar tai tu pajutai, kad, kaip tai vyko, ar tu pajutai čia Dievo tokį kaip pirštą, ar turėjai sunku metą, tokį labai, plus minus. Žinot, aš supratau. Tai dabar, taip, tikrai pajutau tą Dievo pirštą. Aš visų pirma, kaip man prasidėjo visi šitie dalykai? Nuo tarnavimo. Aš labai pamilau draugiją. Aš sakiau, aš eisiu tarnauti, aš eisiu perduosiu patirtį. Ir man pradėjau melstis tokių dalykų ir man prasidėjo tokie išbandymai. Ir aš suprantu, kad Dievas mane tikrai ruošia labai rimtai tarnystėj. O kas tai yra tarnystė? Perduoti savo patirtį. Kokią patirtį aš galiu perduoti? Klaidų patirtį, kaip aš taisau tas klaidas. Tai tą Dievą aš labai pajutau, kad ne šiaip savo man čia viskas duota. Ir dabar, kadangi dar labiau aš pajutau, kadangi aš pasidariau, tai buvo labai skausmingas laikotarpis, bet dabar aš pasidariau tokias išvadas, kad aš tai dabar dar stipresnė. Aš nejaučiu to pykčio jokio ant draugo, kad jisai, man tai atrodo, blemba, taigi kaip tu čia dabar mane taip prisijaukinai, o dabar neneši atsakomybės. Turtingas žmogus. Jisai su manim viską darė gerai, jisai norėjo man gero, kaip ir mano mama. Tai čia mano kaltė, kad aš pradėjau to piknaudžiauti ir tada jisai nuo manęs atitolo. Tai bet dabar, kad tai yra veikia Dievas, tai tikrai Dievas mane myli, jisai nori, kad aš būčiau stipri. Aš dariau klaidas. Ir su tą tarnystę, tai ypač aš pradėjau tarnauti tik metai atgal. Tai per šitus metus, o Dieve, tikrai aš tiek pamačiau. Ir man tiek reikėjo atleisti. Ir man tiek reikėjo susitaikyti su tai žmonėmis. Ir tai tas Dievas mokina. Bet aš jau kartais sakydavau, o Dieve, gal užtenka, gal aš nenoriu to, ko prašiau. Bet aš iš tikrųjų labai myliu ir labai norėjau tarnauti. Tai Dievas išpildė mano tą norą. Tai čia buvo prieš metus. O dabar, aišku, aš sustiprėjau labai. Aš labai sustiprėjau po šitų išbandymų. Aš viską įveikiau. Įveikiau ir supratau, kad man dar toliau reikia dirbti. Dar. Ir dabar aš atradau po žmonės.
kitus žmonės, kurie man padeda. Aš turėjau neigiamą patirtį, o dabar aš gausiu teigiamą. Tiesiog, jeigu man nebūtų šito sunkumo, aš nieko nedaryčiau. Gyvenčiau, kaip gerai, nenoriu tarnauti, man nereikia, gal tai gavau, nieko netiduosiu. Tai čia tik Dievo pirštas, tik Dievo pirštas. Tai tiek. Ačiū Haraldai už klausimą. Prašom, klauskite, laiko dar turim. Labas vakaras, alkoholikeris. Ačiū labai, Jolita, už pasidalinimą. Noriu pasiteirauti, kaip dabar reakcija į geriančių žmonės, kaip tu pati linksminėsi per šventes, kaip tu jautiesi tarp geriančių, kaip buvai? Jaučiuosi, pas mane yra nepriklausomi žmonės, mano šeima irgi nepriklausomai išgirdinėja. Kažkaip su šeimoj pabuvau, aš ten per kažkokį baliuką, tai aš kažkaip apsisukau ir išvažiavau. O prieš tai būdavo tie baliai ir ten to alkoholio būdavo, bet jie kažkaip neprisigerdavo. Žinokit, man tas alkoholis, aš matau, kad jie geria, prisigėrusių nėra. Man jau kažkaip tik kaip ir nebūdavo, man net nebūdavo įdomu, ką jie geria. Aš pastebėjau, kad aš net nekreipdavau tai dėmesį. Kodėl taip yra, nežinau. Kaip ir aš nematau to alkoholio. Pačioje pradžioje tikrai aš vengdavau, yra ta blaiviai gyventi knyga ir aš pagal tos mažus patarimus aš neidavau pro tas pačias parduotuvės, neužeidavau į alkoholio skyrių, aš viso to bijodavau. Tada aš viso to nustojau bijot, grįžo kažkoks pasitikėjimas ir labai lengvai jaučiuosi tuose baliukuose. Nedažnai aš ten ir dalyvauju, bet karto prireikia. Tai kas nori, tas geria ir kas. Bet matot, kaip sakyt, tie mano draugai, jie išgeriantys, bet jie nepasigeria, jie gal greičiau ragauja ten kažką tai. Šiaip įdomiai pasižiūriu, ir aš dar galvoju, aš tai save palyginu. Blemba, ar aš galėčiau ar aš galėjau kada nors taip gert kaip jie? Ne, niekada negalėjau, man atrodo. Man reikėjo, aišku, paskui aš buvau būtinė alkoholikė, kaip bėgau nuo savęs, bet man reikėjo normaliai pagerti. Dabar irgi kažkaip anksčiau neusigalvodavau net. Bet irgi ta mintis būdavo, bet ir žmonės taip kalba ir aš pastebėjau, kad ar aš kada nors taip gėriau. Ne, pasiragaudama. Tiesiog, kad paragaut, pauostydama, šito nebuvo. Tai taip. Ačiū už klausimą. Ačiū. Ačiū Rasa už klausimą, prašom klauskite. Aš dar prisiminiau, čia dabar kažkaip tai užsirašiau tokį dalyką, pati savo, kadangi mėgstu viską raštu daryti, viską galima atleisti, kai supranti, kad tai yra Dievo planas, o tas žmogus sukėlęs man sunkumus yra mano mokytojas ir mano nukreipėjas. Tai šitas man padeda irgi, tokia mintis. Tai tiek. Alkoholikė Rasa, o kaip supranti, kad elgiesi pagal Dievo valią? Šitą indikatorių aš irgi norėjau visada įsiaiškinti, kaip man suprasti Dievo valią. Kaip aš suprasiu, kad tai yra Dievo. Mangi tai svarbu, o kaip man elgtis, jeigu aš nežinosiu žmogumi, tai visiškai pasitikėti negaliu, nes jis gali klysti, o man tai reikia savo galvą turėti. Vadinasi, aš turiu suprasti Dievo valią. Aš nežinau, kada atėjo ta mintis, bet mano mintis tokia ir aš savęs pagaunu per ką. Man skauda. Skausmas yra rodiklis, kad kažkas yra negerai. Vadinasi, man ten reikia kapstytis. Ir emocinis skausmas. Aš nekalbu apie fizinį skausmą, ten galima palyginti su tabletė. Bet yra tas emocinis skausmas, kai man viskas gniaužia, kai aš esu depresijoje. Vadinasi, aš kažką darau negerai ir aš nesuprantu šito. Tada imu tą knygą, pradedu skaityti
anoniminiai alkoholikai, arba 12 žingsnių, arba einu į susirinkimą. Gaunu ten atsakymus, arba ten. Tai vat, jeigu man gerėja, jeigu mano nuotaika gerėja, jeigu aš jaučiuosi tvirta, tai vadinasi, aš einu teisingų kelių. Bet jeigu man atrodo, kad aš darau teisingai, bet man skauda, aš depresuoju, aš neturiu jėgų, man nieks nepadeda, vadinasi, aš kažką darau blogai. Vadinasi, aš einu ne ten. Tada reikia kažkaip grįžti prie žingsnių, pradėti nuo pirmo, kad esu alkoholikė, kad esu psichinė, kad mano mąstymas neblaivus. Ir tada pradėti vėl nuo pirmo žingsnio. Tikrai, bet jeigu man buvo blogai, aš visada kažkodėl pradedu nuo pirmo žingsnio. Tad mane iškart tada tas pirmas žingsnis pastato. Tu esi ligonis. Galvok iš naujo, daryk iš naujo, nedaryk to pačio veiksmo. Tai vat, ir tas indikatorius mano yra, kad jeigu man gerai, man neskauda. Vadinasi, aš gerai treniruojuosi, aš gerai praktikuoju, aš naudoju tą, ką reikia, vartoju tą, ką reikia. Bet jeigu man skauda ir toliau, arba skausmas didėja, vadinasi, neteisingai. Eik pagalbos, ieškok pas tą, kuris turi daugiau patirties. Tai va taip pat. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū Rasa už klausimą. Prašom, klauskite. Į alkoholikas, kol kiti masto. Ar teko dirbti su sąrašu žmonių, kurie jūs nuskriaudė? Ir, tai, nes jūs kalbėjote apie tokius jau artimus žmonės. O buvo tokių kažkokių pažįstamų, nežinau, ten buvusių bendradarbių ir taip toliau, tokių, sakykime, neartimų ratų žmonėms, kurie nuskriaudė. Ir kaip sekėsi atleisti tiems žmonėms ir jeigu kažkoks atleidimas buvo, kaip tą pajutot, ta prasme, su žmonėm jau bendravimo nėra. Nes dabar buvę pavyzdžiai rodo, kad jūs ten bendraujat, ten santykiai pasikeitė, o jeigu ten jau nutrūko kažkoks ryšys, ten buvo kažkada vaikystėje kažkas, kaip tą atleidimą pajutot tokiems žmonėms? Tai ačiū labai. Ačiū už klausimą. Jo, buvo mano gyvenime tokie dalykai. Bendradarbiai, tai jie ir dabar liko ir aišku, aš jiems ten buvau labai pridirbusi ir kai kuriems labai grupiai atsakiusi ir pastačiusi į labai keblias padėtis. Iš tikrųjų, aš ir atsiprašiau viso kolektyvo, atėjau ir atsiprašiau, nes visi žinojo mano tą problemą, padėkojo už pagalbą, kurią jie suteikė. O dabar skriaudė. Tai visų pirma, aš leidausi skriaudžiama. Čia mano elgesys buvo toksai. Aš per daug nuolaidžiavau, aš nekovojau už save. Antras dalykas, aišku, ne visi šventi. Ir tikrai ir buvo mane nuskriaudę, ir pakišę, ir pasinaudoję. Su laiku, aš neatsiprašinėjau, nes tai ne visus atsiprašinėjau. Bet mano draugė tokia bendradarbė, mes visiškai nesenai pradėjom gražiai bendrauti. Mes buvom labai susipykę, jinai išvadino mane ir psichinė, ir visą kitą, tada man buvo labai skaudu. Bendradarbė. Jeigu aš būčiau jos, bet jinai irgi labai negražiai elgėsi, nes ir visas kolektyvas matė ir visą kitą. Tai ilgą laiką tarp mūsų buvo įtampa.
su laiku, einant kiekvieną dieną į darbą, sutinkant tą patį žmogų, aš tiesiog pradėjau su ją gražiai bendrauti. Jinai tai kažkaip pajuto savaime, kad aš neturiu jokio priešiškumo. Paskutiniu metu mes netgi labai kalbamės, mes dabar jau netgi turim bendras temas ir susitinkam, ir pasikalbam, ir viską. Tai vat, ir galima sakyti, kad esmė tame dar, kas yra tas suvokimas, kad vienas konflikte nebūna kaltas, aš tai irgi kalta buvau. Tik pamatau savo kaltę, tai tada ir jai atleidžiu. Dabar, aišku, ten ir daugiau buvo tų moterų, tai skaityk su visom moterim darbe, aš laikausi tokio neutralaus atstumo, dabar neprisileidžiu arti, pagarbaus atstumo. Jeigu reikia, aš padedu, stengiuosi atlikti savo pareigą teisingai, kaip man priklauso, pas mane jau nėra pykčio, kad kažkas kažko nepadarė. Ir per 5 metus, per tą tokį pastovų glūdinimą, ir tos moteris, kurios labiausiai ant manęs pyko, jos tiesiog dabar, kas liečia darbą, mes gražiai bendraujame. Tiesiog draugiškai, bet aš tikrai neatsiprašinėjau. Aš savo elgesiu tiesiog pagarbiai, kad tai yra žmogus dirbantis, mus sieja darbo reikalai. Toliau buvo tokia draugė viena iš vaikystės, su kuria ilgą laiką aš labai buvau užpykus. Aš su ją ilgai nebendravau ir pas mane jos dukra buvo net mano krikštadukra. Aš jai, bet ten irgi parašyta, kai atitaisinėjai tą 9 žingsnį, kai darai, atitaisinėjai klaidas. Ten buvo parašyta, kad nereikia kenkti. Aš nežinau, ar mano atsiprašymas pakenks ar ne, bet tada, kai aš jau jos atsiprašinėti, jos nebuvo. Jos nebuvo namie ir aš tai palikau ateinančiam laikui. Kai atėjo laikas, mūsų gyvenimas suvedė ir mes tiesiog pradėjom gražiai bendrauti. Jinai nejaučia jokio pykčio, aš nejaučiu jokio pykčio. Labas, kaip gyveni. Tai jokių atsiprašymų, tai savaime įvyko. Kadangi pas ją neliko pykčio per ilgą laiką, pas mane neliko pykčio per ilgą laiką. Ir taip pat dabar mes ir susiskambinam ir susirašom. Tai tokie dalykai daugiau, kas ten. Tėvui rašiau laišką, nes jisai buvo miręs dar papildomai. Tai ir tiek turbūt daugiau. Alkoholikas, aš biškai papildysiu. O tas atleidimas, tai kažkoks iš vidaus potyris ateina, kad esate atleidusi, ar kaip tas pasireiškia, kad jums... Jo. Aš pradedu apie žmogų galvot gražiai. Pas mane buvo pyktis, kaltinimas, jisai kaltas, jisai tai padarė, Aš pradedu apie jį galvot gražiai. Ne, jis viską padarė teisingai. Jis su manim elgėsi teisingai, padarėjai. Čia tiesiog pamatau žmogų kitoje šviesoje. Jis man pasidaro geras, normalus, savo vietoje. Bet tada, kai aš pamatau savo klaidas. Tai tiek. Ačiū labai už atsakymą. Prašom, klauskite, laiko dar turime. Sveiki, Raimas Alkoholikas. Jolita, dėkui tau labai iš pasidalinimo. Noriu paklausti, dienos bėgė, ar būna tokių atvejų, kai pasiimpėm kažkokią tai negaliu paleisti.
ir ar randi atsakymą, ta prasme, ar pavyksta išeiti ir tas, turbūt gal pradžiai taip. Aš supratau klausimą. Jo, man tikrai užsisuka tos mintys ir labai būna užsisuka, kaip sakoma, tas kalbenkė įsijungia. Ką aš darau? Tai visų pirma, reikia, kaip sakyti, negyventi tą mintimi. Ir kaip mane paleisti? Aš einu į susirinkimus, tai vienas dalykas. Pasikalbu su labiausiai gal vis dėlto padeda man susirinkimai, bet jeigu jo nėra, tai aš tada skambinu kažkam, kalbuosi. Ir tą emociją aš irgi turiu išgyventi. tą tokią mintį, aš turiu ją išgyventi, aš turiu ją išnarplioti kažkokiu būdu. Tai tas irgi da kažkiek padeda. Paskui trečias dalykas, kas man padeda, tai yra pasivaikščiojimai gamtoje. Nuėjimas į bažnyčią, į koplyčią. Arba netgi kažkoks kitas, kaip sakyt, nebūt vienai 4 šitose sienose su savo mintimis. Nesvarbu kur. Eini į parduotuvę, ten pamatai kažkokį žmogų, arba tas žmogus dar kažkokį tai nesąmonę padarė, tai dar labiau atitraukia. Bet mano principas toksai, kad nebūt vienai su savo to mintim. Nesėdėt, nežiūrėti ant televizorių, nes tenais dar daugiau užgrūzins. Šitas man neveikia. Tai labai tikrai geriausias labiausiai man padeda susirinkimai. Labiausiai. Bet jeigu man tokia, bet ne visada, ir prisijungiu tikrai, dabar aš atradau tos zoomus, galvoju, kokia durnė, kodėl aš anksčiau taip nedarydavau. Vakar, pavyzdžiui, irgi prisijungiu ten prie tos JAV grupės, galvoju, kaip geras. Irgi buvo tokia būsena kažkokia tai nepasitenkinimo, tokia depresinė. Tai kas ten būtų man paskui užsisukę, tai irgi dėl tų santykių turbūt prarastų. Tai. O ir turiu šunį dar, irgi labai padeda šuo. Nori, nenori, tu eini. Ir tas šuo tave irgi mane asmeniškai labai atitraukia. Tai išvažiuoju kažkur tai, pas mamą išvažiuoju. Svarbiausia nebūt tarp šitų 4 sienų man. Su savim. Su savim nebūt. Ir tokie dalykai. Kiti žmonės, kitos situacijos, kita veikla. Ir negaliu. Pas mane dar būna toksai, kai aš užsiciklinu toj mintyje, pas mane toks jėgų atėmimas yra, aš neturiu energijos net išeiti. Tai Abelė, per negaliu turi tada, nesvarbu, kaip. Tai taip galvoju. Ar atsakiau? Dėkui. Dar tada noriu papildyti klausimą. Jeigu, sakykime, šitoj situacijai pavyksta įvardinti įdą, kažkokią tai randi. O kaip priimti save tada, kaip pavyksta, save tokia su įdom, kaip pavyksta tada? Save tokia su įdom? Jo. Norisi būti tobulas, labai norisi būti be įdų ir taip lengvai gyventi ir šitą aš niekada neturėsiu. Taip. Sunku tas dalykas su įdom. Ir sunku, bet iš kitos pusės, tai irgi, aš gobši. Tai ką man reikia daryti? Būti savarankiškai ir pradėti gyventi pagal savo pinigus, pagal savo poreikį. Paskui, kad ten dar pas mane yra tokie, pavydas. Aš pavydį. Irgi su to reikia dirbti kažkaip. Aš kitokia nebūsiu. Aš jausiu pavydą, aš jausiu pyktį, aš jausiu visas šitas emocijas. Ir aš negaliu jų užgniaužti, aš negaliu jų kontroliuoti. Jos duotos ne mano, jos duotos iš viršaus, aš su jom gimiau. Tai tas yra, tas suvokimas. Ir aš tas visas emocijas išgyvenu. Kitas dalykas, kad jose neužsilikt. Aš stengiuosi jose neužsilikti. Taip, aš pasėdėjau, man kaip moteriai gal lengviau, aš paverkiau. Aš paėmiau tas knygas arba kažkokį žmogų, papasakau situaciją ir sakau, kas su manimi yra.
Ir tada stengiuosi neužsilikti. Aš save priimu tokia, kokia esu ir aš esu bloga. Bet aš nenoriu būti tokia visiškai bloga, visiškai gyventi tose emocijose. Ir man reikia jose neužsilikti. Ir nebus aš kitokia. Vienintelis dalykas turbūt tenkinantis ir padedantis užmiršti, tai dar yra tarnavimas. Kai aš kažkam padarau gerą darbą, man kažkaip užsimiršta visi mano blogi. Taip aš pavydį, taip aš padariau klaidą. Kas jų nedaro? Parodykit man nors vieną. Bet tas geras darbas man atsveria. Nuėjau, parašiau protokolą, pravedžiau susirinkimą. Nemokėdama dabar spikeriauju. Kažką toks žengimas per save. O priimti save tokią, kad bloga esi, mane Dievas tokias, kitokia nebus. Kai norės, tai atims jisai iš manęs, ko man nereikia, o pakol kas jisai nori, kad aš dirbčiau ir daryčiau kažką. Tai tiek. Ačiū Raimė už klausimą. Dar turim laiko vienam trumpam klausimui, tai prašom klauskite. Kaip tik mūsų susirinkimo laikas eina į pabaigą ir jau visi klausimai atsakyti, tai labai taip smagu, nes ne visada spėjame visus klausimus atsakyti, pritrūksta laiko, kai yra tik ta valanda skirta. Tai noriu padėkoti Jolita, ačiū labai už pasidalinimą, už tokį, kaip sakant, platų temos aptarimą, už visus atsakymus į mūsų klausimus. Taip pat dėkoju visus susirinkimo dalyvius ir dėkoju visus YouTube klausytojus už šio įrašo klausimą. Prenumeruokite mūsų kanalą ir sužinokite pirmieji apie mūsų naujus įrašus. Tai su Jolita neatsisveikinam, jinai pasiliks uždaram mūsų susirinkimui, kuris jau prasidės netrukus, ir visus, kurie turi problemą su alkoholiu, kviečiu pasilikti uždaram anoniminio alkoholiko susirinkimui. Visi, kas dalyvaus tik pirmoje dalyje, tai noriu tuomet atsisveikinti ir linkiu jums gero vakaro ir taip pat visiems YouTube klausytojams noriu palinkėti geros dienos ar vakaro, kada jūs ten žiūrit mūsų įrašą. Iki kito mūsų įrašo, iki